Trečia pamoka - fizika ir šiaudiniai sodai. Tai ar ta misija įmanoma? Ar įmanoma suskaičiuoti šiaudinių sodo svyravimo dažnį? Vat koks tai bus uždavinys ir šitą uždavinį padės išspręsti nuostabi mokytoja, Simono Daukanto gimnazijos fizikos mokytoja Elmina Martūnienė ir Zita Kumpelienė, kuri taip pat yra buvusi fizikos mokytoja, dabar technologijų mokytoja ir šiaudinių sodų rišėja. Beje, mūsų parodos šios valstybės pažinimo centre, kalbantis, kabantis sodai, taip pat bendra autorė ir jo sodą galima pamatyti tenai. Tai ačiū Jums ir gero darbo. Ačiū. Sveiki gyvi dar kartą. Ir kaip minėjo, mūsų vedė sodai iš mano tėviškės mokytoja Zita pasiūlė sudalyvauti ir mes štai čia visi kartu esam. Tai mūsų pamoka taip ir vadinasi šiaudinių sodų mechaniniai svyravimai. Ir pamokos metu apibūdinsit mechaninius svyravimus, apibūdinsite fizikinius dydžius, tai yra amplitudę, periodą, dažnį ir eksperimentiškai juos nustatysite. Įžangai pasiklausysite ir pasižiūrėsite vaizdų ir lape, kurie yra jums ant stalo padėti, pirma užduotis yra sąsajos. Pasižiūrėję, pasiklausę, susiesite ir aptarsim. Taip, paleidžiam. Pasitart galit porose. Taip, matau. Ačiū. Taip. Tai matau, kad jau ir atlikot veiksmą. Tai dabar paprašysiu, pavyzdžiui, šitą grupę pasakyti pirmą teiginį, su kuo susiejot. Pradžią ir pabaigą paskaitykit garsiai, ką padarėt. Susijom materiją, dalelės, masę, medžiagas, šiaudus, siūlus. Ačiū. Kita grupė, antras teiginys. Energija, šviesa, jėga, judėjimo, struktūra, geometrija, simetrija, erdvės tvarka. Ačiū. Jūsų grupė? Su paskutiniu. Energija, šviesa, jėga, judėjimą, laukus su dvasinė energija, ore su šviesa. Ačiū. Tai matom, kad šiaudinis sodas tai tarsi tiltas tarp gamtos dėsnių ir kultūros, kuris moko mus pamatyti grožį struktūroje, taip, paprastume, prasme ir ką dar galim pamatyti, darną pasaulyje ir žmoguje. Ir šitoje vietoje paprašysiu Zitos praplėsti mintį apie šiaudinius sodus ir fiziką. Na, kaip jau girdėjote, kad esu fizikos ir technologijų mokytoja, turinti tradicinio amato meistro ir meno kūrėjo statusą. Kaip tradicinio amato meistrė gaminu sodus tokius, kuriuos gamino maždaug prieš 100 metų. Na ir ieškau ryšio, kaip jau mokytoja minėjau, tarp mokslo ir meno. Tikriausiai žinom, kad fizikos apibrėžimas, ką fizika tyria, tai materija ir lauką. Materija tai visa tai, kas aplink mus, o laukas jau mes žinom, elektromagnetinis, magnetinis dalelių laukas. O sodas tai materija ir dvasia, mūsų dvasinė energija. Taigi mes į sodą žiūrime kaip į mokslo ir meno kūrinį, jau mes ir atsakėm. Ir šiandieną turiu
gaminote jūs patys, bet mes turim galbūt per technologijų pamoką pasigaminę, sakykime, tokį sudėtingesnį sodelį, kurį galime panaudoti kaip ką. Kaip ką galima būtų panaudoti, jeigu sviravimus nagrinėsim. Matematinė švytuoklė, labai teisingai. Aš kartais, kai žiūriu į sodą, man jis sukasi pats. Tiesiog nuo akių žvilgsnio. Bet mokslo kol kas nėra įrodyta. Galbūt jūs kokį nors mokslinį darbą padarysite ir galbūt atrasite naujus dalykus, tai dabar man jisai išsviruoja nuo judesio. Gal tiek. Ačiū. Ir įžangai, kadangi kalbam apie tokius dalykus kaip judesys, judėjimas, jūs jau matote dar vieną užduotį. Prisiminkime pagal trajektoriją, kokią žinom judėjimo rūšis. Tai jums reikia priskirti, žiūrinti paveikslėlį, kur yra kokia judėjimo rūšis. Taip. Matau, kad irgi gan greitai padarė čia užduotį. Tai dabar šitą grupę prašom pasakykite, kuriuos priskyrėt prie tiesiaigio judėjimo. Prie tiesiaigio priskyrėme antrą ir ketvirtą patį. Kodėl? Nes tiesi linija. Trajektorija tiesi linija. Gerai. Prie kreivaigio judėjimo, kuriuos priskyrėt? Pirmą ir šeštą. Kodėl? Juda ne tiesi linija. O kokia? Kreiva. O kaip dar pasakysim? Kreivė. Ačiū. Na ir paskutinis svyruojamasis judėjimas, jūsų komanda. Taip, kas lieka? Trečias ir penktas paveikslėlis. Ir dabar pagalvokim, kaip mes apibūdinsim, kas yra mechaninis sviravimas. Na, kas gali jau kartu visi galvojam ir pasakot, kas yra mechaninis sviravimas. Ką vadina mechaninis sviravimas? Na, kas žino, sakykit. Prašau. Garsiau, tik tai, kad visi girdėtų, bet kokia yra esminė savybė tokio judėjimo? Periodiškas ir ta pačia trajektorija, šaunuoliai. Tai dabar kita užduotėlė, susiekite fizikinio dydžio pavadinimą, žymėjimą, matavimo vienetą. Tai yra trečia užduotis ir iš karto atliekate ketvirtą, naudodamiesi grafikų. Paskaičiuojate, parašote, tartis galite grupelėse. Viskas yra gerai. Taip, pasitart galit. Tai prisiminkim, ką žinom iš bendro išsilavinimo. Taip, pasitarkit, kalbėti galit. Taip. Na, pagalvoti reikia, ar prie grafiko viską iki galo parašėt, pasižiūrėkit fizikoje, kas yra svarbu, prie skaičių, kas turi būti, ar trupmenas paliekame, prisiminkit, jau eksperimentuoja žmonės, taip. Ar trupmenas paliekame, suskaičiuojam iki galo? Pasitarėm. Gerai, girdžiu, kad jau turim atsakymą. Tai dabar, ką parašėte, greitai reflektuojame jūsų grupė. Pirmas teiginys, fizikinis dydis. Amplitudė greitai ir žymėjimas ir matavimo vienetas. Teisingai. Toliau, nekartojam to paties, ką kiti pasakė, garsiai. Dažnis, žymėjimas, Gal kas atsimena, kaip dar dažnį galima kitaip žymėti? Kokia graikiška raidė garsiai? Ni, teisingai. Ir paskutinis fizikinis dydis, kuris? Žymėjimas ir matavimo vienetas sekundė.
remianti šituo dalyku, apibūdinkite man ir pasakykite, kokią vertę gavote iš grafiko amplitudės. 40 metrų. Tai dabar kas yra amplitudė? Sąvoka. Ką vadinam amplitudė? Po vieną. Ar taip, galvojam, papildom? Didžiausias atstumas nuo pusiausvyros padėties. Taip, didžiausias nuokrypis, didžiausias atstumas nuo pusiausvyros padėties. Toliau, kokį nustatėt periodą? 20 sekundžių. Apibūdinkit, kas yra periodas? Vieno susvyravimo laikas. Laikas, per kurį vyko vienas svyravimas. Puiku. Dabar dažnis, kokį apskaičiavo dažnį, nes dažnį reikia skaičiuoti. 0,05 kartų. Aha. Ir ką vadinam dažniu? Ką parodo dažnis? Kiek laiko trunka vieną kartą susvyruoti? Ne. Kiek susvyruoja per sekundę? Tai arba per laiko vienetą. Teisingai. Šaunuoliai. Gerai. O dabar, praeitoj pamokoj matematikos kalbėjot apie sinusus ir kosinusus. Kaip manot, koordinatės priklausomybės nuo laiko grafikas pavaizduotas, pagal kokį dėsnį kinta koordinatė laikui bėgant? Čia pavaizduota. Na, žinau, matematikos jūs ten tik formulės mokėtės, grafikų nebraižė, bet pagalvokit, logiškai, vaikai. Ar sinuso ar kosinuso dėsnis? Na, ką mes čia turim? Kodėl kosinuso kažkas girdėjau sakė? Na. Nuo kurio taško, žiūrėkit, pažymėta padėtis. 40 metrų, sakė, tai yra amplitudė. Tai kuriam taške svyruoklės, švytuoklės kūnas buvo pradiniu laiko momentu? A arba C. Kaip tuos taškus vadinam? Grąžos taškais. Reiškia toliausiai nuo pusiausvyros padėties. Taip. O dabar jeigu mes žymėtumėm kūno padėtį svyruojančio nuo taško B, tai pradiniu stebėjimo momentu būtų vertė 0. Tai mes turėtumėm sinusoidę. Tai va toks sąsaja su matematika. Toliau kelios sąvokos. Laisvieji priverstiniai svyravimai. Kuo jie skiriasi, kaip galvojat? Kas čia sakė? Prašau. Prašau. Klausom visi, taip, ačiū. Aha, kai išvedus kūną iš pusiausvyros įveikia vidinės jėgos, gerai. O tai priverstiniai svyravimai kokie būtų? Ir kaip jos veikia? Taip, periodiškai, nepastovi, periodiškai. Gerai. Rezonansas, kas per reiškinys? Pagalvokim. Rezonuoja, kartais girdim, surezonavo. Po vieną, aha. Kūnas savasis dažnis sutampa su išorės dažniu. Aha, ir kas įvyksta? Čia sąlyga, kad vyktų rezonansas. O kas įvyksta, kai sutampa tie dažniai? Perduoda energiją ir pratęsiu mintį. Smarkiai padidėja amplitudė priverstinių svyravimų. Dabar, kodėl mums svarbu žinoti tuos svyravimus? Todėl, kad, gamtoje daug kur sutinkam. Siūbuoja medžiai, svyruoja pastatai. Net gyvų organizmų organai pulsuoja periodiškai. Taip, svarbu žinoti inžinieriam, konstruktoriam, statybininkam, galų gale mes remiantis svyravimais galime įrodyti tam tikrus dalykus, atlikti geologinius tyrimus arba įrodyti, kad Žemė sukasi. Čia pavaizduota Fuko švytuoklė. 1851 metais Paryžiuje Fukas pademonstravo įspūdingą tą dalyką ir buvo įrodyta, kad Žemė sukasi. Ar Lietuvoje yra Fuko svyruoklė? Gal kas kur matė tokią? Gal yra. O Vilniuje ar yra?
Vilniaus universiteto Šventų Jonų varpiniai galima būtų rasti. Taip. Gerai, tai dabar pereinam prie to šiaudinio sodo. Ar gali sodas svyruoti? Taip, aišku, kad gali. Bet dabar pagalvokite ir šalia paveikslėlio apsitarę surašykite savo nuomonę. Ar šiaudinį sodą mes galime laikyti matematinę švytuoklę? Pasitarkite, parašykite. Ar galime šiaudinį sodą laikyti matematinę švytuoklę? Gali tai pasijudinti, tą svyruoklę savo šodus. Nepamirškit užrašyti sutarimo, ką sutarėt, lape pasirašote. Parašom, taip. Galvoju. Tik už... Užrašykim šalia. Taip, čia pasirašome. Mažesnėm raidėm rašyk. Na, nurodykite bent kelias priežastis jūsų nuomonę, kodėl galim taip arba ne pasakyti. Jau kažką jie bando į priekį, jau ne, galvoja. Taip. Taip, taip, tarėmės, parašom. Aha, taip, ne šiaip sau pakabinta, ne šiaip sau, sufleruoja. Kaip? O kaip tau atrodo? Kodėl? Bet ar pavadinimas objekto pasikeičia nuo to, kuris yra? Čia tiesiog tau reikia palyginti, ar šiaudinį sodą aš galiu laikyti matematinę švytuoklę. Bet kad tirt kažką galėtum, tu turi žinoti. Taip. Aha, jūs dar neskaičiuojate priekį nieko. Dar palaukite, neaptarėm dar. Jūs labai skubat gyventi. Gerai. Tai girdžiu jau ir matau, kad esat parašę, tai dabar padarom išvadas. Ką vadina matematinė švytuoklė? Ir tad garsiai, tik tai vaikai, garsiai. Siūlo pakabintas mažų matmenų sunkus pasvaras. Aha, reiškia ant ilgo netasaus siūlo pakabintas mažų matmenų pasvaras. Taip, viena iš sąlygų, sunkus pasvaras, gerai. Ką dar galim pridėti? Tai periodiškai svyruot gali mum ir sodas. Na, dar pagalvokim, kad vyktų svyravimai pagal sinuso ar kosinuso dėsnį, kitimas fizikinių dydžių, būtent esant svyravimam. Ko reikia?
Taip, nedaugiau 15 laipsnių, bet jei net ir nežinot laipsnių, pasakyti, kad mažu kampu, nes jeigu dideliu kampu atlenksim, jum jau pradės čia piešti visokias figūras kūnas ir koordinatės kitimo ar kitų fizikinių dydžių jau nepavaizduosite pagal tą funkciją kitimo. Taip, ir labai vaikščiodama girdėjau dar įdomių minčių šitos grupės, gal ir kiti apie tai pagalvojo, kad šiaudinis sodas juk ne visai mums atitinka matematinės švytuoklės, taip, modelio. Kodėl? Ką ten kalbėjai? Tai man atrodo, visų pirma, nes jis yra per didelių matmenų. Taip. Ir dar lengvas irgi. Taip, ir dideli matmenys lemia ką? Oro pasipriešinimą. Teisingai. Ačiū. Tai dabar turėsite eksperimentinę užduotį. Pasinaudodami būtent jum padėtų ant stalo va šitokiu modeliu šiaudinio sodo, kur yra pasunkinimas, po 3 skeliam suolą į grupelės. Jūs 3, jūs 3, jūs 3 vyroklę paimate, liniuotę, jūs 3 ir 2, 3 ir 3. Kiekvienas pagal aprašymą nustatome fizikinius dydžius. Taip. Stovo nebus, stovo būsite jūs. Išvadose apie tai galėsit pasakyti. Tai dabar turim laiką jūsų eksperimentiniam tyrimui. Taip. Taip, 3 ir 2 daro. Taip. Ar jūs norite taip 3 ar taip 2? Pasidalinat. Kaip? Gal iš viso 5 galėtų? Nu, ne. Gerai, viskas. Kaip? Per šitai. Per pusę. Nu, koks skirtumas, vaikai? Nu, baigia. Ne. Patogiau yra 3 diskutuoti čia ir taip. Pasikeičiu. Dirbam. Taip, viskas yra parašyta pagal aprašymą. Taip, jei reikia, atsistojate, jei reikia, kaip sakant, keičiate poziciją, sekundmatį turite savo. Taip. Nu, patogiau 3 ir 3 pagaminti reketukai. Mes komandiškas darbas. Gerai, nesiginčykit, vaikai, darykit kaip darot jau ir... Bet tai yra priemonių pagaminta ir patogiau. Nu. Taip, sekundmačių galit naudotis. Taip. Oskarai, tas yra. O, šaunuoliai, geras sprendimas. Geras. Galima tiesiog išsimatuoti, kiek mums reikia. Taip, taip. Oi, galite įsimatuoti, kiek jums reikia, kiek jūs apsisprendžiat. Taip. Taip. Taip, klausau. Užrašyta formulė. Ne, čia santykinė. Ne, santykinė, absoliučioji.
Mažiausias padalos. Taip, užtenka pusė šiam kartui, taip, užtenka pusė mažiausios padalos vertės, nes jūs lentelės neturite duotos. O pagalvok, kiek yra vienam metre centimetrų. Elementaru. Taip, taip. Nu, apie kokią 12:05 aptarimą. Nu, tu spės padaryti, spės. O ką jūs dabar čia daryti? Ai, paleisit? 5 kartus. Taip. Kitoj pusėje užpildom lentelę. Čia paklaida. Taip, dabar vers kitą pusę. Čia aprašymas. Kadangi tu matai pirmą kartą aprašymą, tai tau viskas surašyta. Taip. Taip. O dėl to L kažkas apskaičiuoja? Taip, 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 taip. Tai viskas gerai. Darot toliau. Tai suapvalinam. Trupmenų nėra. Rašom 0 kablelis ir šiuo atveju 2 skaičiai po kableliu. Taip. Taip. Kas taip? Nu, viskas gerai, parašėt. Santykinę paskaičiavot ir rašėt. Verčiat kitą pusę, vaikai. Dirbam. Pasiskubinam viską atlikti. Taip. Kitoj pusėje lentelė yra. Taip. Truputį tyliau dirbam, truputį. Na, dirbam. Tada, jeigu mes paėmėm 3 sviravimus, tai periodas 1 sviravimo padalinti iš 2 dedamų. Tai pirmas būdas pas jūs buvo koksai, vaikai, skaitot. Pirmas būdas buvo išmatuoti 1 sviravimo laiką periodą. Antras būdas išmatuoti 10 sviravimų laiką. Ir tą pakartoti pakeitus ilgį sviruoklės, taip? Taip. Ne apie tai kalbėjau, Augustinai. Na, komandinis darbas, kas už ką atsakingasgi pasiskirstot, kas laiką matuoja, kas sviruoklę laiko, kas paleidžia, 3 esat komandoje. Taip. Komunikavimas, bendradarbiavimas, laiko vadyba, vaikai. Taip, laiko vadyba. Tyliau dirbam, tyliau. Ačiū. Taip, pasiskubinat. Čia ilgi keičiat. Taip.
Darbas tylesnis, tylesnis. Nesipykstam, nesipyktam. Tai ir po to padalinė. Tai 3 svyravimai, tai laiką dalinė iš 3 žinai. Oskarai, gražiai atsisink. Taip. Viskas, na, išpildom dar greitai. Gerai. Rašinėlio išvadose nerašom, trumpai palyginimas, taip, keliaujam prie 7 punkto dar ir yra 9-10, taip? Taip. Atlikim matavimus visus, taip, pasiskubinam grupelė jūsų. Na, komandos darbas, nes taip. Oskarai, tyliai. Gerai. Nu, gražiai. Nu, 12:05 stabdysim, jau kiek bus padarę tiek, nes tada 5 minutės aptarimui jo ir užbaigimui 5 minutės. Jo. O išvadą, žodžiu, gali neparašę. Taip. Tai dabar laikas tiksi, vaikai, einate jau prie 7 punkto, jau matau išmatavot, žodžiu pasakysite išvadas, dabar išsimatavimus dar 7, 9, 10 punktai. Pasidarom. Na va, jau viena grupė į pabaigą eina, kitos grupės laiko vadybą, vaikai. Taip, spėjam padaryti. Taip. Lieka minutė darbui. Taip. Lieka minutė darbui, pasiskubinam. Taip. Taip, 7, 9, 8 padarot. Žodžiu pasakysite jau išvadas, tas visas. Taip, 7 darote ir 9, nes tuoj tikrinsim, apibendrinsim.
Tiesiog, kad laiką reikia prašyti. Ar čia piliukus panašiai? Baigti ar dar leisti kokią minutę? Reikia šnekėti dar minutę, aha. Taip, čia tai gerai. Gerai, lentelę užpildykite, taip, ir viskas greitai. 7 padarom laikas vaikai. Taip. A, jūs skaičiavę jūs turit. Gerai, matau, skaičiavimai atlikti. Taip, viską padarėt jau. Rimties. Kaip čia gali rimties pradėti judėti šitą? Nes čia rašo, padėkite, taip. Ir tai paleidę, ką reiškia paleisti sviruoti? Tu turi priversti svirėti. Ne, nu tai rimtis, tu pasiemi pirmą poziciją šitą, o po to paleidi sviruoti. Arba tu iš šitos rimties gali tai paleisti. Taip, kai ne iš grąžos taško nuo šitos vietos, o kai iš rimties čia. Gerai, parašo, taip. Taip. Sakai? Taip. Taip, ir paskutinis punktas, ką ten padarot, jau paskutinį vaikai, paskutinį punktą pereinat prie 9. O, jau konstrukciją sukūrė. Taip. Taip, viskas. Taip. Gerai vaikai, ačiū už darbą. Dabar aptariam, ką jūs esat padarę. Viskas, ačiū, susikaupiam ir trumpai aptariam. Tai pirmiausia buvo jums vienas iš sunkesnių, kaip supratau, darbų nustatyti absoliučią ir santykinę liniuotės paklaidą. Taip, visada dėl matavimo prietaiso bus paklaida. Bet kaip manot, kas dar lemia ilgio nustatymo tikslumą? Teisingai, masės centro vieta. Kai nėra matematinė švytuoklė modelis, tai jums būtų dar papildomas rūpestis darbas, reikėtų nusistatyti konkrečiai šito kūno masės centrą. Gerai, tada 2 būdais turėjot nustatyti šiaudinio sodo svyravimų periodą. Pirmas būdas buvo vieno svyravimo, kitas būdas, kad matuojam 10 svyravimų laiką ir tokiu būdu sužinom periodą. Kaip manot, kuris būdas tikslesnis ir kodėl? 10 susiravimų turi Po vieną. būdas, kad 10 susiravimų, kad daugiau susiravimų palieka mažiau vietos paklaidoms. Labai gerai. Dabar papildyti norite? Mes nesutinkam. Dėl ko? Nes per jūsų pamoką sakėt, kad šitas kuo mažiau svyravimo, tuo mažiau nuslopsta. Labai gera pastaba. Tai dabar prieinam bendrą sprendimą. Mes turim protingai pasirinkti svyravimų skaičių, jeigu svyravimai vyksta ne vakuume, o ore. Taip, dėl oro pasipriešinimo. Tai nereikia 100 svyravimų paimti, 5, 10, bet vienas tai nėra tikslu. Taip, dar papildyti nori kažką? Ne. Gerai, dabar svyravimo periodo priklausomybė nuo švytuoklės ilgio. Kokią pastebėjot priklausomybę? Keitėt ilgį švytuoklės, kokia periodo? Mažesnis ilgis, tuo mažesnis periodas, bet didesnis dažnis. Puiku, puiku. Ir jei gilintumėmės, tai svyruoklės periodo formulė būtų 2π šaknis L iš G. L ilgis švytuoklės, G laisvo kritimo pagreitis. Ir dabar prie laisvo kritimo pagreičio čia ir sustoju. Labai patiko sprendinys kelių grupių svyravimą
matuoti, kadangi stovo nėra, prilietus prie stalo krašto ir atlikti sviravimus. Kaip manot, kodėlgi čia taip geriau, negu kad vieni stovėjo, ar kiti sėdėdami laikė? Teisingai, sumažina tikimybę paklaidom. Ačiū už kritinį mąstymą. Irgi pastebėjimas. Tai reiškia, jei būtumėt jau tie rimti mokslininkai, nors jūs dabar tikrai rimti esat, bet jau turėtumėt išspręsti ir šią problemą, kaip sumažinti trinti kietų kūnų šiuo atveju. Gerai, tai apibendrinimui keli klausimukai, labai trumpi. Pirmo atsakymas, ką vadina mechaniniais svyravimais? Taip, gerai. Kas yra svyravimo amplitudė? Žiūrim. O, jau iš karto turim. B, didžiausias nuokrypis. Sodas atliko 20 svyravimų per 80 sekundžių. Koks svyravimų periodas? Taip, paskaičiavot. 4 sekundės. Kuo skiriasi laisvėjai priverstiniai? Taip, be nuolatinio poveikio, priverstiniai dėl išorinio poveikio. Ir rezonansas kas yra? B. Amplitudės padidėjimas, kai tie dažniai sutampa. Labai pabaigai man norisi paskaityti Marijos Liugienės žodžius ir jum irgi palinkėti, kad šiuolaikiniam pasauliui labai trūksta harmonijos ir pusiausvyros. Per nuolatinį skubėjimą žmonės praranda gyvenimo pojūtį. Manyčiau, kad jei sodas kabotų kiekvienose namuose, mokyklų klasėse, valdžios įstaigose ir taip toliau pridėt galėtume tęstą eilutę, gal tuomet mūsų gyvenimuose atsirastų daugiau pusiausvyros ir harmonijos. Gal tai ir yra sodų misija dabarčiai, protėvių pagalba šiuolaikiniam žmogui mus palaikanti ranka. Tai tikrai pagalvokim apie tai, kad mūsų namuose kabėtų sodas. Taip. Gal? Taip, pabaigai. Taip, pabaigai, dar kartą labai ačiū ir patys savo pirmą pasiplokim Simono Daukanto gimnazijos 10 Ir taip pat nuostabioms mokytojams. Dar kartą Simono Daukanto gimnazijos fizikos mokytojai Elminai Martūnienei. Dar kartą paplojam. Ir fantastiškai technologijų mokytojai, ir fizikos mokytojai, ir sodų ryšėjai, ir meistriai Zitai Kumpelieniai. Aš čia taip irgi pagarsinau, kad matematikos pamokos buvo tokios beveik rekordinės, vienintelės Lietuvoje ir visam pasaulyje, bet tie, kurie stebė mūsų transliaciją, mums ten rašė, kad tarsi Klaipėdoje kažkaip irgi bandė derinti istoriją, matematiką ir šiaudinių sodus. Tai yra labai puiku, labai sveikintina ir kviečiam visas Lietuvos mokyklas išbandyti bent jau įvairius tokius metodus, bet apie fizikos ir šiaudinių sodų integruotas pamokas niekas nerašė ir gal taip nėra, ir gal tai tikrai, kaip minėjo gerbiamas Raimondas Rutkevičius, sodų ryšėjas ir technologijų ir IT specialistas ir matematikos mokytas, kad rekordai yra visai toks mielas dalykas, tai gal mes tą fizikos ir šiaudinių sodų pamoką tikrai įsirašysim į kažkokią rekordų knygą. Gal bent jau Vilniaus rekordų knygą arba Simono Daukanto gimnazijos rekordų knygą. Nu, žodžiu, ačiū Jums labai, sveikinu ir domėkimės tradicijomis, kurios yra šalia mūsų. Jos visai arti, ranka pasiekiamos. Sveikinu dar kartą su Tarptautinė nematerialaus kultūros paveldo diena. Ačiū. Aš išsinešu fantastišką jausmą apie jūsų klasę. Jūsų tikrai nuostabi grupė. Aš daug esu mačiusi mokyklų ir klasių. Labai susikoncentravusi, galinti bandyti, išbandyti ir jaučiasi tikrai tas santykis su mokytojais puikus, tai tikrai, pirmiausia, toks įspūdis. O kitas dalykas, kadangi ir mums patiems tai buvo visiškas išbandymas, tai vis dėlto tai man atrodo absoliutus nuostabus jausmas išbandyti, tiesiog išbandyti. O kitą kartą gal būtų dar geriau, bet žodžiu, bandymo jausmas. Ačiū. Gal ir pasakyti vardą gal to? Augustinas, aš išmokau
pinti sodus. Aš Lukas, išsinešu žinias, kaip padaryti sodus. Aš Kotryna ir sužinojau, kad sodai yra šiaip labai gražus menas. Aš Austėja ir sužinojau, kad galime sodus sieti su fizika net kažkiek. Aš Joringis ir aš sužinojau, kaip reikia pinti sodus. Aš Jonas, sužinojau daug apie sodus ir išsinešu gerą prisiminimą. Aš Adelė ir sužinojau, kaip pinti sodus. Aš Nikodemas prisiminiau, kaip pinti sodus. Aš Simas, išsinešu žaidimą miau ir sodų pinimą. Aš Lauras ir išsinešu skaičiavimus, kiek reikia šiaudų ten. Aš Povilas ir išsinešu, kaip gaminti sodą. Aš Augis ir išsinešu tušinuką. Aš Matėjus ir aš sužinau, kad pinti sodus yra labai sunku. Aš Vilius ir išsinešu formulės, kaip suskaičiuoti, kiek šiaudų reikia sodai. Aš Rapolas ir išsinešu žinias, kaip padaryti sodus. Aš Oskaras ir išsinešiau žinias, kaip sudaryti šiaudų sodus. Aš Ugnius ir sužinau, kaip pinti sodus. Aš Miglė ir išsinešu pradmenis, kaip pinti sodus. Aš Adomas ir aš išmokau pinti sodus. Aš Jonas, aš taip pat išsinešu naują matematikos formulę. Auklėtoja Elmina ir išsinešu, kaip minėjo, gerą jausmą ir mintį, viltį, kad kiekvieno širdį vis tiek kažkoks krislelis visos prasmės šitos veiklos liks. Aš Mykolas ir išsinešu sodų pinimo patirtį. Aš Karolina išsinešu žinias, kaip pinti sodus. Aš Goda ir išsinešu fizikos ir matematikos žinias. Aš Rutilė ir aš išsinešu gerą ir smagią patirtį. Aš esu Ema ir aš išsinešu žinias, kaip pinti sodus. Aš esu Gabija ir išsinešu daug naujų idėjų bei žinių. Aš esu Stela ir išsinešu, kad galima fiziką pritaikyti soduose. Esu Raimondas, išsinešu džiaugsmą, kad vaikai, mokiniai, mūsų mokytojus girdi. Esu Irena ir labai džiaugiuosi, kad mokiniai labai puikiai dirbo ir dar plus moka grupelėmis dirbti kartu. Aš Zita labai džiaugiuosi, kad jie išmoko pinti sodus, reiškia kiti irgi mokysis ir per fiziką galbūt panaudos. Aš Jeronimas ir išsinešu susidomėjimą sodais. Rezultatą pasiekė!